Вот мы с Фаней фотографируемся возле логотипа на память. А это, кстати, стоит судья, которая будет судить конкурс. Так как мероприятие проходило на литовском языке, я так и вставлю видео, переводить его не буду. Labą rytą, labą dieną visiems, kurie jau šiandien yra Megoje. Smagu matyti tiek daug gerų žmonių, kurie į savo gyvenimus yra priėmę augintinius. Ir šiandien tikrai išskirtinė diena čia Kaune Megos prekybos centre, todėl kad šiandien mes turime beveik ir parodą, galima sakyti ir taip, nes tiek žmonių suėjusių su skirtingų veislių šuniukais, greičiausiai turėsime ir žmonių, kurie ateis ir su kitokiais savo augintiniais. Bet šiandien mes norime dalinti pirmiausiai gerą emociją aplinkiniams, parodyti, kiek iš tikrųjų daug meilės turime savo augintiniams šeimose, kai mes esame priėmę atsakingai tokį sprendimą gyvenime lydėti keturkojį ar dvikojį draugą ir skirti jam visą savo laiką, skirti savo meilę. Ir šiandien mes turėsim galimybę ne tik pamatyti vieni kitus, bet ir, žinoma, susipažinti. Šiandien ypatinga diena, nes Megoje Kika Group, prekės ženklas, kurį tikrai puikiai pažįstate, kuriame nebejoju tikrai per savo gyvenimą ne kartą esate jau apsilankę, dovanoja tikrai gražią šventę. Ir šventės viena iš pagrindinių minčių yra tai, jog Kika Group papildo savo veidą, arba iš dalies galima sakyti jį gražina, keičia, ir mes turime tikrai visiems puikiai įsimintiną pavadinimą, kurį galima matyti ar ant stendų, ar čia scenoje. Tačiau Kika, jinai prideda prie savęs dar daugiau jaukumo, dar daugiau meilės gyvūnams, ir matome, kad atsiranda vienas, matyt, pagrindinių akcentų, tai yra keturkojis šuo pudelis, ir nesunku tikrai nuspręsti iš yra čia. Ir žinoma, supažindinti su jų būdu, charakteriu ir visą tai, kas yra svarbiausia, ką reikia žinoti žmonėms. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien į šventę atvyko žmonės praktiškai iš lėktuvo, praktiškai už Atlanto vykusios jausti visą tą meilę ir visą tą pasaulį, kokį yra sukūrę. Sveiki gyvi! Sveiki, labas rytas! Labą rytą! Labas rytas, sveiki visiems! Norime jūs visus pasveikinti šiandieną atvykusius į puikią šventę. Šventę žmonių, kurių ne tik tai namuose, bet ir širdyse gyvena gyvūnai. Šiandieną mes švenčiame ypatingą ryšį su jais, meilę su jais. Gyvūnai mūsų gyvenime yra šeimos nariai. Ir jie, gyvendami mes su jais, mes mokinamės, kaip mylėti, kaip prižiūrėti. Savo šeimoje mes užauginom su vyru 5 vaikus, ir patikėkit, gyvūnai buvo viena svarbiausių priemonių, kurie mokino, kaip mylėti, kaip prižiūrėti, kaip atjausti, kaip priimti, kaip rūpintis netgi tada, kada nenori eiti lauką, ar šerti, kada tu neturi jėgų arba tu sergi. Tai gyvūnai mūsų meilės generatoriai. Ką šiandien noriu pristatyti? Noriu pristatyti šiandien jums naujos kartos Kiką. Šiandien jūs matote pirmą mūsų modelį, kuris eis per visą Lietuvą, ir aš puikiai žinia, kad mes keičiamės, mes esam kitokie, mes tarnaujame jums, mūsų tarnystė žmonėm, kurie turi gyvūnus, yra be galo gili su mūsų žiniomis, su mūsų patirtimi, nes mes visą gyvenimą savo gyvename su gyvūnais, mes žinome, ko jam reikia, ir mes žinom, kokių produktų jam reikia. Mes juos patys kūrėm, mes turim nuostabę savo komandą. Publikai, tai išklausykime jų, ką šiandien mums atnešė. Ačiū jums, sveiki, draugai. Labas, Maksas, o čia mano geriausias draugas Robis. Ir šiandien mes pasidalinsim paslaptimis, kaip išlikti žvaliems ir sveikiems. Tik nereikia pagalvoti, kad viskas vien linksmybės žaidimus. Na, žinoma, viso to mums irgi reikia, tiesa? Oi, Maksai, tu tiesiog niekada nenustoji žaisti. Bet turiu sutikti, kad šiandien mes pasakysime, jog sveikata tai daugiau nei linksmybės. Priežiūra yra pagrindas, kad mes jaustumėmės gerai kiekvieną dieną.
Tikrai taip. Ir šiandien mes jums papasakosime apie 80-20 formulę, kuri padės jums pasirūpinti savo augintinių sveikata ir grožiu. Na, pradėkime. Tai kasgi yra ta 80-20 formulė? Na, pasakysiu paprastai. 80% priklauso nuo sveikatos, o 20% nuo odos ir kailio priežiūros. Ir kad tai yra labai svarbu. Tikrai taip. Kiekvieną dieną man reikia valgyti maistą, kuris suteikia man reikalingas medžiagas ir palaiko mano tinkamą sveikatą. Robi, ar tu manai, kad... O jeigu šiandien girdėjote Kiko šeimininkų sveikinimo žodį, tai išgirdote apie absoliučiai šviežų laimėjimą ir šunų parodą už Atlanto Amerikoje, kur taip pat Kika gavo aukščiausias ir priežiūrą. O atvykę veislyno atstovai tikrai papasakos apie kiekvienos veislės išskirtinumą. Tai ką mes šiandien pristatysime? Matau, jau yra rengiami pirmieji mūsų modeliai ir netrukus scenoje pamatysime šuniukams skirtas striukes ir liemenes. Pereisime tuomet prie lietpalčių. Šiandien tikrai pademonstruosime net ir šunims skirtus čemperius. Aišku, tikrai scenoje galėsime pasidžiaugti ir kam jis yra skirtas. Ir aš paprašysiu jūsų aplodismentų pirmiausiai, gerbiamoji publika, nes Tauro Kennel, mūsų veislyno žvaigždės, mūsų modeliai jau keliauja ant podiumo ir pristatome striukes ir liemenes. Prašome, aplodismentais pasitikime pirmąjį mūsų modelį. Striukės ir liemenės tai yra geriausiai tinkantis visiam rudeniui ir žiemai momentas, kai temperatūra krenta žemiau +5 laipsnių. Striukės suteikia maksimalią apsaugą nuo šalčio, vėjo ir drėgmės. Na, o liemenės yra lengvesnė alternatyva aktyviesiems šunims, kurie daug juda, bet vis tiek reikalauja apsaugos nuo šalčio. Paplokime ir antrąją mūsų modeliui, nepagailėkime aplodismentų. Pažiūrėkit, kaip grakščiai eina, kokia išvaizda. Iš karto šuniukas jaučia, kad visas dėmesys yra būtent jam. Na ir liemenė, kurią galima štai pamatyti ant šio modelio, taip pat yra randama ir Kika parduotuvėje. Pasitinkame dar porą mūsų modelių, štai kaip iškilmingai vienas žygiuoja, o kitas sąžiningai yra nešamas rankose, ką matyt labiausiai ir mėgsta. Ir striukės ir liemenė, štai kaip atrodo, ir spalvos kitokios. Ir padėtis ant šuniuko kūno. Tai galima iš tikrųjų matyti, kaip nevaržo nei judesių, kaip jaukiai ir patogiai jaučiasi gyvūnas. Na ir žmogaus akį matyti daug ramiau, kada išėjus į šaltą orą. Supranti, kad tikrai yra ir pačiam jauku, ir gyvūnui jaukiau pasivaikščioti, kad ir ilgiau. Niekas nenori nuo to podiumo nueiti, laukia savo šlovės valandos. Kągi, dar vienas mūsų modelis, galima jį pavadinti debesėliu. Paplokime Tauro Kennel veislyno šunis, kurie šiandien yra čia, o jie apskritai gyvena Kikoje. Ir tai yra tikrai tas jaukumo momentas, kurie kiekvieną dieną visą komandą priverčia išsilydyti atėjus į darbą ir iš tikrųjų dar kartelį pajusti, dėl ko yra dirbama ir dėl ko yra stengiamasi. Špiciukai keliauja, paplokime ir mūsų mažiausiems. Štai kokie gražūs derinukai. Tai, na, aš trumpai jūs ir pakalbėsiu, kuo vardu šuniukas? Aušra. Aušra. O šuniuko vardas? Šuniuko vardas Aušra, o mano Vaiva. O šuniukas Aušra, o jūsų Vaiva. Tai kiek metų šiam gražiam augintiniui? 2. 2 metukai yra, ar ne? Ar tu patogiai jautiesi? Viskas gerai, aš suprantu, kad jūs irgi išmokot jau lygiai. Ir netrukus pamatysime lietpalčius, ar ne? Lietpalčiam dar ateis eilė, o kol kas pristatome liemenes ir striukes. Dar vienas nuostabus Tauro Kennel veislyno augintinis. Gyvūnas, kuris šiandien švenčia savo dieną, jinai tikrai pavykusi. Tiek daug dėmesio, tiek daug žmonių, tiek daug norinčių pakalbinti, paglostyti, pasižiūrėti iš arčiau.
Va. Nu ir geltona spalva tikrai tinka šiam šuniukui. Tuoj sužinosime truputuką daugiau apie šį špiciuką. Taip, charakteris yra charakteris, kai jau norim ant rankų, aiškiai parodomas. Sveiki, kuo jūs vardu? Sveiki, aš esu Evija. Evija, o jūsų draugės? Markesė. Markesė. Čia beveik kaip iš tų rūmų laikų, ar ne? Kaip matave. Ir čia jau keliaujame prie antrosios mūsų kolekcijos dalies ir tai yra lietpalčiai. Lietpalčiai yra būtini drėgno oro, ypač pavasarį, kai dažniau lyja, jie apsaugo nuo peršlapimo, sumažina purvo, kaupimąsi ant kailio ir padeda išvengti peršalimų. Pagaminti iš vandeniu atsparių medžiagų užtikrina augintinio sausumą ir komfortą bet kokiu oru. Taigi, Kika Group lietpalčiai, kurie taip pat kaip asortimentas yra ir čia esančioje parduotuvėje Mega prekybos centre. Teisingai bruožas špicų yra, kai pereina per podiumą, parodyti, kad viskas, mama, kur tavo rankos. Sveiki, kuo jūs vardu? Natalija. Natalija, matome, keičiasi ir spalva, koloritas, turime ir raudonų lietpalčių ir labai fainas kapišonas, pasižiūrėkit, koks šalia. Lygiai toks pat kaip ant jūsų drabužių. Tai šuniukam lygiai taip pat reikia kapišono, jeigu lyja laukia yra šaltoka. Paplokim, gerbiamoji publika, palaikykim augintinius. Dar kartelį, žinoma, grakšti eisena, išdidi poza ir patogus rūbas. 3 viename, viskas dera ir nuostabi kolegė, kuri parodo viską, kągi reikia daryti, kur eiti ir kur naiti. Ačiū. Čia yra ypatingi, čia nei paskubinsi, nei pagreitinsi, viskas yra labai harmoningai ir po truputuką. Pasižiūrėkit, koks gražus Maltos bišonas. Taip sako, man reikia palaikymo, kitaip eisiu atgal. Sako, čia yra mano šeimininkė, teisingai, pavadėlis jau teisingose rankose ir dabar aš jau pasiruošęs keliauti. Ir pasiruošusi matyti labiau, paplokime šią Maltos bišoniukui ir draugiai ant rankų. Taip, ant rankų tinka geltona spalva, apačioje tinka irgi tokia mergaitiška, miela, graži spalva. Va. Taip, dar trumpai paklausiu, kuo vardu šuniukai? Pasižiūrėkite, kokia graži, ryški, sodri spalva ir špiciukas Tauro kelio. Priminsiu, Kika veislyno modeliai, kurie, koks apsisukimas ant podiumo, kurie pristato patogiausią rūbą įvairiausiam laikui. Priminsiu, kad mes pristatome šių metų kolekcijas ir 2025 metų drabužių tendencijas, kas yra pagaminta ir kas tikrai sukurta specialistų augintiniams ir yra patogiausia ir geriausia. Nu va, špiciukas turi savo nuomonę ir sako, man čia patinka, ar galėtumėt mane palikti ilgiau? Bet žmonės galingi, jie gali pakelt ant rankų ir iškeliauti. Ar čia kitas šuniukas? Kita, kuo vardu? Čia Aušra. Aušra, labas. Aušrelė, kaip tau tas lietuviškas gražus vardas? Tinka, patinka. Taip, kad teisingai sprendžiate klausimus, jeigu kažko reikia, tikrai čia specialistai atras viską. O, sako, aš moku ir taip galiu staiga nugriūti ir pradėti gulėti miegoti. Arba parodyti, koks mano gražus kailis, paplokime čia mūsų modeliui. Tikrai suteikia ypatingo kažkokio žaismingumo. Nu, špicai nepasiduoda, tikrai nepasiduoda ir garbanotėsiems bišonams, ir Maltos bišonams, ir jie sako, pasižiūrėkit, kokį mes turim gražų atšvaitinį lietpaltuką. Matomas net iš toli. Žinoma, maži šuniukai, tai yra ta tikimybė, kad ne visą laiką gali pamatyti, pavyzdžiui, transporto priemonių vairuotojai ar tie, kurie juda galbūt ne pėsčiomis, tai dėvėti atšvaitą ant savo rūbo tikrai yra labai reikalinga. Arba, kuomet mes paleidžiame juos pabėgioti, galų gale gali matyti, kur jie lekia ir kaip juos susigrąžinti atgal. Taip, o kol kas mes vis dar pristatome lietpalčius. Lietpalčių kolekcija tikrai plati ir garbanotasis bišonas pristato dar vieną spalvą ir štai kaip jisai jaučiasi šiame drabužėlyje. Na, vaikai, galim paploti iš tikrųjų, palaikykim šuniukus, jiems labai svarbu, kad jie jaustų jūsų palaikymą, šilumą, kad šiandien jūs tikrai atėjote ir dėl jų iš dalies į prekybos centrą Mega. Taip, puikiai atrodo šis šuniukas.
ir kviečia jau kitus draugus pasirodyti po truputuką. Nisaja. Taip. Pamatot, kiek panašumo, bet tuo pačiu ir kiek skirtumo. O mes keliaujame prie džemperių. Jeigu neklystu, gerba Milda, man atrodo, keliaujame jau prie džemperių, ar ne? Džemperiukai, kurie taip pat yra šių metų kolekcijos naujiena. Ir priminsiu, kad tai ne šiaip drabužiai, kurie pasiūti pagal pagalvojimą iš oro, bet tai yra specialistų visų pirma didelis nuveiktas darbas, kad gyvūnas jaustųsi patogiai ir šiltai. Taigi gyvūnas, kuris ką tik pademonstravo mums džemperiuką, ar ne, čia jau džemperiukai, teisingai mano akis neapgauna, pereiname nuo pusiau mėlynai oranžinės spalvos prie žalios. Taigi garbanotasis bišonas, tauro kenel, kikaveislynas. Džemperiukas, jaukumo įsikūnijimas, taip pat kaip šeimininkai mėgsta po darbų įsisiausti į gerą, mėgstamą, mylimą džemperį. Žinoma ir gyvūnui, visai nieko laukia pasirodyti su puikiu džemperiu ir turėti savo drabužių liniją savo šeimininko spintoje, ar ne, atsidarai, o ten kabo lietpalčiai, megztiniai, džemperiai. Pamatėm, kaip ant garbanotojo bišono atrodo džemperis. Dabar džemperį pristato ir špicas, špiciukė. Taigi, gyvūnas, kuris štai keliauja kartu su kolege ir iš karto gauna tikrai paskatinimą, kad jaustųsi drąsiau, geriau. Lepinti mes tikrai mėgstame, mokame, o ir reikia gyvūną palepinti, kad jisai visų pirma jaustųsi gerai ir jaustųsi duetas. Tarp yra lankytojų, kurie su savo keturkojais pademonstruos suderinamumą, o kol kas tauro kenel kikaveislyno šuniukai pristato džemperių liniją. Tai patogus minkšti drabužiai, tinkantys šylant orams iki 10 laipsnių šilumos bei patalpoms, kuriuose gali būti vėsiau. Jie nevaržo, kaip matome, judesių, dažnai turi gaubtuvus ar dekoratyvinės detalės. Ir kaip mes matome, kiekvienas drabužis yra savotiškas. Vienas yra su papildomais elementais, kurie duoda žaismingumo, ar tai akyčių dekoracija, ar tai papildomų ausyčių, tai kas netrukdo, o tuo pačiu ir padeda gyvūnui pajusti daugiau šilumos, o čia dar vienas labai bent jau akims atrodo jaukiai šitas džemperis, net ir patys, man atrodo, norėtume tokio. Jeigu kika gamintų didesnius, mielai, man atrodo, pirktume ir patys savo. Kokia graži, elegantiška įsena ir džemperio pristatymas. Modelis, kuriam galima tik tai pavydėti visų savybių, kad jaustųsi jaukiau, šeimininko glėbys yra saugiausia vieta. Taip, pristatėme džemperius, o dabar keliaujame su megztiniais. Bičiuliai, pasižiūrėkite, kokie 2025 metų Kikos asortimento naujienos yra. Megztiniai. Megztiniai šilti ir stilingi drabužiai ir tikrai tinkantys, žinokit, pavasariui. Jie gali būti tiek paprasti, tiek su pynimo raštais ar šventiniais motyvais. Šitie du megztiniai. O čia dar vienas megztinis ir štai mėlyna spalva padabinta širdutėmis, špicas, kuris sako, man truputį šoną niešti. Jeigu pakasysit, tikrai mielai pristatysiu šį gražų džemperį, megztinį. Ir paplokime duetui, kuris, žiūrėkit, kaip puikiai susikalba. Ar ne? Truputėlį paskatinimo, truputėlį džiaugsmo ir gyvūnas mielai keliauja čia, demonstruoja tikrai erdvėje, kuri nėra jam įprasta. Paplokime garsiau šiam špiciukui. Šaunos tikrai šuniukas, žaismingas, draugiškas ir nebejotinai kyla ant rankų. Jie kaip debesėliai. Būna žemas slėgis žemai, o kada aukštas slėgis kyla į viršų. Koks laimingas. O, sako, pagaliau. Na ir keliauja štai koks nuostabus veislyno modelis su nuostabiom gėlėm ant megztinio. Nu ir čia jau
nenuslėpsi tikrai tiesos, kad puošybos momentai ir procesai yra vieni mėgstamiausių gyvūnų sėdimo dalių, kuomet juos šukuoja, glosto, supina vieną kitą kasytę, ir dar gražių megztinių aprengia. Štai, paplokime šiam duetui. Gražus megztinis. Priminkit dar vardą šito šuniuko. Marsoti. Marsoti. Suskaičiuoju 4, dabar jau kasytes, dar 5 čia yra ir nuostabus megztinis. Kaip tu jautiesi? Visi jaučiasi gerai. Puikiai, ačiū tau labai, tavo graži šypsena, Marsoti, linkim sėkmės. Na ir laukiam pasirodant dar vieno įspūdingo modelio, kuris jau keliauja čia. Tikrai, šitą galime drąsiai vadinti ir duoti antrą vardą debesėlis nuostabių spalvų apsupti. Pasižiūrėkit, kokio jaukumo. Dar vienas megztinis ir koks dizainas, ne? Tokios bangos, banguotas, bet lygiai taip pat jaukus, šiltas ir verčiantis pačiam šeimininkui jaustis gerai, kuomet gyvūnas aprėdytas juo keliauja drauge. Taigi štai kaip atrodo garbanotasis bišonas ir jis savo darbą šiandien atlieka puikiai. Taip, tikrai nuostabi, graži, stilinga 2025 metų megztinių linijos detalė. Ir dar kartą noriu akcentuoti, kad Kikos parduotuvėje, kuri šiandien taip pat jūs pasitinka šventiškai, atsinaujinusi gražiai ir startuojame būtent Kaune Megoje su nauju savo veidu, rūbu, taip pat suteikime galimybę visus šios rūbus, ką matote ant modelių, rasti ir Kikos parduotuvėje čia Megos prekybos centre. Paplokime šiam bišonui, tikrai gražus šuniukas. To žmonės, kurie kiekvieną dieną dirba šį darbą. Ir štai yra geriausi draugai kartu su šiais mūsų augintiniais, kurie, kaip girdėjome, 1,5 metų, 2 metai, ar net daugiau, gyvena Kikoje, yra geriausi draugai ir šiandien jie pasirodo jums. Taigi, Janita Januškauskaitė Plungė, tai yra Kikos įkūrėja, kartu su vyru Tauru, kurie šiandien taip pat lankosi mūsų šventėje. Irma Janita yra scenoje, kartu su komanda ir paplokime jiems. Tai yra žmonės, kurie apie gyvūnus kuria į 30 metų. Ir Kika šiandien prisistato visiems, kurie esate draugai. Tiesą pasakius, rengiantis šiam renginiui, ruošiantis šiai šventai, norėjome įtarti, tikrai turi įtaką ir ryšį savo augintiniams, juos veikia teigiamai, veikia raminančiai ir visi gyvūnai jaučiasi gerai, net ir būdami vienoje teritorijoje. Nėra jokių nei konfliktų, nei norų pasišptėję. Fonema, veislyno įkūrėja ir savininkė, profesionali šunų grožio ir mitybos specialistė. Sveiki gyvi, kuria šiandien šventė? Ačiū puikiai, labai smagu, kad tiek daug susirinko ir tiek daug dalyvių yra. Jūsų visas gyvenimas yra irgi apie tai, ką šiandien matome čia. Tik tai, nuo ryto iki vakaro ir kasdieną, ir kas metus. Matydama tiek daug žmonių su skirtingų veislių šuniukais, matydama Kikos Tauro Kennel veislyno šuniukus, kokią galbūt mintį išskirtumėt apie tuos žmonės, šeimas, kurie nusprendžia priimti gyvybę į savo šeimą tokią formą? Labai atsakinga. Atsakinga žingsnį savo gyvenimą. Nes tai yra naujas šeimos narys, kaip aš sakau, ne vieniem metam, bet imkim iki 20 metų gali turėti naują šeimos narį. Tai yra pats svarbiausias įvykis gyvenime. Hugo, visa šeimyna, pasižiūrėkit, kaip gražiai, ar ne? Ir Rinkaunas pasidenkas, nes iš šono gyvenimo patikimiausi. Tai ir paplokime iš tikrųjų šią mūsų trio scenoje, ne tik mados, bet ir gyvenimo būdas. Dinara Gudaitienė ir šuniukas Lerta. Dinara Gudaitienė ir šuo Leta. Taip, mes galime tikrai vertinti pastangas šeimininkų, koks yra noras susiderinti ir kiek kartais užtrunka paieškos bendrų detalių ir akcentų. Tai Dinara Gudaitienė, kaip matome, iš širdies padirbėjo tam, kad su augintiniu absoliučiai šiandien būtų vienvaldės matyti lyderės grožyje
kuris nukautuoja visus ir ta draugystė ant podiumo. Paplokime, ponios ir ponai, tikrai nuostabiam duetui. Tuoj sužinosime, iš kur jie šiandien. Ir Grinčą. Štai pasižiūrėkit iš karto ovacijos, ar ne? Greitis, stilius. Dar kartelį pradėkit. 2 žingsniai ir visas podiumas. Wow! Mūsų nesustabdysi šūkis yra, ar ne? Taip ir dabar ramiai kviečia komisiją pereiti per podiumą. Pažiūrėkit, kokia šukuosena. Koks derinys. Na, kaip gražiai atrodo. Ir Lėja ir Piteris. Prašom dar kartelį. Taip. Paploja, palaiko mūsų jaunuomenę. Tai yra tie, kurie mokosi mylėti, jausti atsakomybę ir iš tikrųjų rūpintis kitą gyvybę esančią šalimi. Labas, Lėja. Labas. Kiek tų metų? 11. Kiek laiko jau draugauji su šunį Milą? Paplojame. Paplokim dar kartelį. Amelija ir Mila. Vienas kitą palaiko. Ten, kur reikia šiek tiek pastumimo, pastumia, kur reikia patraukimo, patraukia. Žodžiu, viskas viename.